Tai kada į mane kreipiasi žmonės, kurie pasakoja istoriją, kad aš nesuprantu, kas su manimi vyksta. Aš pats savo nepatinku, aš nebenoriu daugiau taip daryti, man nepatinka šitas darbas, arba aš nežinau, man čia skirtis, nesiskirt. Šitą vietą tada aš sakau, keliauk į herojaus kelionę, dėl to, kad ten tu sugrįši į savo, tam tikrus pamatinius dalykus, kas tau yra svarbu, ir kartu suprasi, kokiam taške esi. Ne veltui herojaus kelionės archetipas yra visose knygose, visose istorijose, kurios mums pasakoja apie žmones, kurie atsinešė išmintį arba kažkokį atsakymą. Mes turim daugybę istorijų, kad jie nuėjo kažkur į požemį, susidūrė su kažkuo, kas yra protu nesuprantama. Ir kalbėti apie tokius dalykus galima 100 metų. Bet nukeliauti ten saugiai yra vertinga.